Labas rytas, šventės tęsiasi ar ne? Labas rytas, jos tęsiasi ir centrinėme Kauno turguje. Taip, Ilona, užsidėjau platesnį suknelį, žinok, valgiau taip skaniai, taip gardžiai, švenčiau, aš mėgstu šventę švęsti. Ir matau, kad šiandien tu pasiruošusi kažką tai tokio visiškai... Taip, šiandien aš tave maitinsiu nesunkiai, lengvai, greitais užkandukais. O čia kas per sniegas ar ledas? Šampano butelis ištrauktas, paslėptas. Kas liko po kalėdų. Ne, čia iš tikrųjų yra šlapio sniego efekto želė. Tai mes ją šiandien naudosim puokštę. Nereikia teisintis. Supratau, tai čia mes kažkokį tai tokį grožį vėl pamatysime, kad tokį naujametinį jau. Jūsų greitas produktas bus, mano greitas produktas bus ir eisim toliau švęsti. Taip, eisim toliau švęsti. Tai gerai, o kokie čia ingredientai, užkandukų prie šampano? Taip, mes šiandien pagaminsim 3 skirtingų rūšių kasniukus. Taigi, aš ir pradedu. Padėti ką nors, ne? Tai aišku, kad aš norėčiau, kad tu man padėtum. Aš galvoju, su šampano gerai, dabar čia prasideda. Ne, tai pirmą pasigaminam kriaušių užkandėlę. Kriaušę supjaustysim tokiam skiltelėm. Ožkos metai artėja, tai surantai, ožka žinai, Mano metai! Tikrai? Taip. Ožka, O tu tavo? Rita. Aš gyvatė. Ja, tai važiuokit, susitiko. Ožka, žiūrkė ir gyvatė. Taip, imam riekelę kriaušės, riekelę sūrio, kelias rukolas salotas ir viską gražiai apsuksim vytintų kumpių. Kol Ilonėlė gamins užkandėlės, ar ne? Taip. Rita, prašom parodyti savo meną, savo gabumus. Ką tu naujiems metams padarysi tokio gražaus purslo kokio tai? Ferverkai. Su malonumu. Kol Ilona žaidžia su dideliais pėliais. Žinau, ką Aš rankų nedrebinsiu. Kadangi ožka, žiūrkė ir gyvatė. Nu, prašau. Tai vat, aš padarysiu šiandien greitą tokią puokštę, nesudėtingą, bet manau nemažiau efektingą su šlapiu sniegu. Tai yra tam tikra hidroželė. O iš ko čia? Valgoma? Ne, nevalgoma. Dėja, va ten bus valgoma, čia bus žiūrima. Į tą šlapę sniegą galima merkti gėlės. Taip. Ir jos ten būna kaip vandenį. Jisai džiūdamas atiduoda drėgmę gėlėm. Ir mes labai fainai galim su juo pažaisti. Tai reiškia, nereikia slėpti stikle, visada gražiai gėlės atrodo, o kotų nereikia slėpti, nereikia jų kažkur tai smeigti. O čia tik tai gėlės galima merkti? Galima ir kojas, bet nežinau efekto. Gerai vonelė būtų. Pabandyti reikia. Reikia pabandyti. O šitą pati pasigamini? Jinai būna floristinių prekių parduotuviai pirkti maišeliuose, sausam pavidale. Tai reikia dar pasigaminti tokie, ne? Tai iš 100 gramų maišelio gaunasi 16 litrų. Gėlės neiškritinėja. Sunkus. Aš jau baigiau. Va. Aš pirma. Da, tai ką, iš ko čia padaryti? Taip, čia yra kriaušės su pelėsiniu sūriu ir rukolos salotam. Čia yra labai spalvingas ir gražus, ryškus morkų užtepas, kurį galim tepti ant doniukų. O čia yra pomidoras su mozzarella sūrio kamuoliuku, špinatais ir džiovintų pomidorų. Ir visas tas padėklas toks gražus ir spalvingas ir labai mažai kalorijų. Stengiausi gaminti sveikus užkandukus. Taip, ypač po kalėdų, tai čia superinis maistas. Taip. Nu ką, mėlyje žiūrovai, šita laida buvo paskutinė šiais metais. Artėja dabar nauji metai, ožkos metai. Aš norėčiau palinkėti, kadangi ožka yra užsispyrusi gerai, tai tokio užsispyrimo, gero užsispyrimo visose srityse. O aš noriu dar jums priminti, kad visus receptus ir šiais, ir kitais metais, ir dar daugybę metų galėsite rasti svetainėje maistoklubas.lt.
Žiūrėkė, ožka ir gyvatė. Tikrai, kaip ožka valgo. Va. Žiūrėkė, o gyvatė